Didieji geografiniai atradimai. 15–16 amžių sandūroje Europa išgyveno precedento neturinčią transformaciją. Iš žemyno apribotos sausumos horizontais ji virto pasaulio vandenynų užkariautoja. Ši epocha, vadinama didžiųjų geografinių atradimų amžiumi, radikaliai pakeitė ne tik europiečių pasaulėžiūrą, bet ir visą žmonijos istoriją. Ekonominiai interesai, technologinė pažanga, politinės ambicijos ir religinė misija susiliejo į vieną visumą, skatinusią drąsiausius to meto keliautojus leistis į nežinomas jūras. Portugalijos ir Ispanijos jūrininkai, naudodamiesi naujomis navigacijos priemonėmis ir valdovų parama, ėmėsi rizikingų ekspedicijų, atvėrusių kelius į Afriką, Aziją ir iki tol nežinomą Amerikos žemyną, taip iš esmės perbraižydami pasaulio žemėlapį ir sukurdami pirmąją globalią prekybos sistemą. Naujų kelių paieškos. Viduramžių pabaigoje vakarų Europa išgyveno sparčius pokyčius. Augo miestai, stiprėjo prekybiniai ryšiai, o naujų rinkų paieška tapo gyvybiškai svarbi. Prekybos keliai, kuriais europiečiai naudojosi šimtmečius, tapo nepakankami augančiai ekonomikai. Augo konkurencija tarp valstybių, siekusių daugiau turtų, įtakos ir prestižo. Technologinės naujovės, tobulesni laivai, navigacijos prietaisai ir tikslesnė kartografija suteikė galimybę įveikti anksčiau neįveikiamus atstumus. Europos monarchai ir miestų pirkliai vis dažniau žvelgia į nežinomas pasaulio vietas, tikėdamiesi jose atrasti vertingų išteklių ar naujų prekybos kelių. Toks ekonomikos augimas skatino ir prabangių rytietiškų prekių poreikį. Kinijos šilkas, porceliano dirbiniai, Indijos brangakmeniai ir egzotiški prieskoniai tapo itin geidžiami aukštuomenės namuose. Šie daiktai simbolizavo ne tik turtą, bet ir rafinuotą skonį. Prieskoniai, pipirai, cinamonas, gvazdikėliai ne tik pakeitė europietiškos virtuvės skonį, bet ir padėjo ilgiau išsaugoti maistą. Šios prekės į Europą keliaudavo sudėtingais sausumos ir jūrų keliais per Aziją, Artimuosius rytus, Šiaurės Afriką ir Viduržemio jūros regioną. Pakeliui prekės būdavo ne kartą perparduodamas, o didelę pelno dalį susižerdavo arabų, Sirijos pirkliai, Venecijos ir Genujos prekiautojai. Kiekvienas tarpininkas didino prekių kainą, todėl Europos valstybės ėmė ieškoti tiesioginio jūrinio kelio į prekių kilmės šalis. 14–15 amžiuje tradicinius prekybos kelius ėmė kontroliuoti Osmanų imperija, išplėtusi savo valdas artimuosiuose rytuose ir Viduržemio jūros regione. Turkų valdovai, suprasdami savo strateginę padėtį, įvedė didelius mokesčius ir muitus prekiams gabenamams per jų žemes. Prekybininkams teko mokėti įvairias rinkliavas už prekių sandėliavimą, apsaugą, praleidimą per sienas. Kiekviename prekybos punkte ar uoste laukia nauji mokesčiai. Siekis išvengti Osmanų kontrolės tapo vienu svarbiausių motyvų, verčiančių europiečius ieškoti alternatyvių prekybos kelių. Tuo pačiu metu sparčiai vystantis prekybai ir miestų ekonomikai Europos ūkio raida reikalavo vis daugiau pinigų, tačiau aukso ir sidabro atsargos žemyne buvo ribotos. Prekybos balansas su rytų šalimis buvo nepalankus Europai. Brangios importuojamos prekės reikalavo didelių tauriųjų metalų išteklių, kurie iškeliaudavo į Aziją. Finansinių resursų stoka stabdė ekonomikos augimą ir skatino valdovus ieškoti naujų šaltinių. Augantis aukso bei sidabro poreikis vertė ieškoti šių išteklių už Europos ribų. Jūrinės ekspansijos prielaidos. Ekonominius motyvus papildė ir kultūriniai veiksniai. 15 amžiaus Europoje klestėjo pasakojimai apie tolimųjų rytų kraštų turtus ir stebuklus. Marko Polo kelionių aprašymai žadino vaizduotę ir godumą. Tuo pat metu sparčiai augančiuose Europos miestuose formavosi nauja socialinė klasė, turtingi pirkliai, kurių interesai vis labiau įtakojo politinius sprendimus. Jie investavo į laivus, prekes ir ekspedicijas, tikėdamiesi gauti prieigą prie tiesioginių prekybos šaltinių,
Italų miestai, tokie kaip Genuja ar Venecija, jau seniai pelnėsi iš prekybos su rytais, tačiau kitos šalys, ypač Portugalija ir Ispanija, siekė apeiti šiuos tarpininkus. Monarchai matė galimybę ne tik padidinti iždą, bet ir sustiprinti savo pozicijas Europoje, finansuodami jūrininkus, kurie žadėjo atrasti naujus kelius į turtų kupinus kraštus. Nemažiau svarbiu veiksniu tapo ir religinis aspektas. Rekonkistos pabaiga Iberijos pusiasalyje suteikė naują impulsą krikščionybės plėtros idėjoms. Bažnyčios vadovai rėmė misionierių veiklą ir skatino tikėjimo sklaidą nežinomose žemėse. Monarchai religiją laikė pareiga ir kartu priemonę stiprinti politinę įtaką. Misionieriai keliavo kartu su pirkliais ir kareiviais, statė bažnyčias, steigė mokyklas ir vertė vietinius krikštytis. Kartu su jais atkeliaudavo europietiškos normos ir vertybės. Tokiose šalyse kaip Meksika ar Peru, jėzuitai ir pranciškonai įkūrė ištisas misijas. Tuo pat metu krikščionybės plėtra buvo grindžiama ir dvasinė konkurencija islamui, kurio įtaka sparčiai plito Osmanų imperijos teritorijose. Silpstant feodalizmui ir stiprėjant monarchų valdžiai, Europoje formavosi centralizuotos valstybės. Tai sudarė palankes sąlygas rengti didelio masto jūrinės ekspedicijas. Portugalijos ir Ispanijos valdovai, turėdami pakankamai išteklių ir valdžios, ėmėsi aktyviai remti geografinius tyrinėjimus. Portugalų princas Henrikas Jūrininkas Sagreso mieste įkūrė jūrininkystės mokyklą, kur buvo ruošiami kapitonai, kartografai ir navigacijos specialistai. Tuo tarpu Ispanijos valdovai Izabelė ir Fernandas, suvieniję savo karalystės, finansavo Kristupo Kolumbo kelionę į vakarus. Tokios ekspedicijos kainavo brangiai – laivų statyba, įgulos samdymas, navigacinės įrangos įsigijimas ir atsargų kaupimas reikalavo didelių investicijų. Valdovai ne tik skirdavo finansavimą, bet ir suteikdavo tyrinėtojams prieigą prie valstybinės logistikos, teisinių garantijų, karinės apsaugos ir mokesčių lengvatų. Už tai jie tikėjosi gauti dalį pelno ir išskirtinės teisės naujai atrastose teritorijose. Visos minėtos aplinkybės nebūtų reikšmingos be technologinės pažangos. Ilgą laiką europiečiai vengė tolimų kelionių atvirame vandenyne. Jų laivai buvo tinkami tik pakrančių žvejybai ir trumpoms kelionėms. Tačiau naujos technologijos ir išplėtotos jūreivystės žinios atvėrė kelią permainoms. 15 amžiuje Portugalijos laivų statyklose sukurtos karavelės, nedideli, bet greiti ir manevringi laivai su trikampėmis burėmis, leido plaukti prieš vėją ir įveikti sudėtingas Atlanto sroves. Navigacijai jūreiviai pradėjo naudoti astrolabiją, prietaisą padėdavusi nustatyti padėtį pagal dangaus kūnų aukštį. Kompasas tapo neatsiejama kelionės dalimi, ypač debesuotomis dienomis. Portugalų kartografai rengė portulanus, žemėlapius, kuriuose buvo pažymėtos krypties linijos, padedančios orientuotis jūroje. Be to, europiečiai perėmė arabų astronomijos žinias ir matematikos metodus, padėjusius tiksliau apskaičiuoti laivo koordinates. Visos šios naujovės sustiprino jūreivių pasitikėjimą ir skatino leistis į tolimas, nežinomas keliones. Pirmosios ekspedicijos. 15 amžiaus pradžioje Portugalija ėmėsi sistemingų žygių į pietus palei Afrikos pakrantę. Princo Henriko Jūrininko įsteigta jūreivystės mokykla Sagrese tapo navigacijos, kartografijos ir laivų statybos centru. Portugalų ekspedicijos kasmet pasistumėdavo vis toliau į pietus. 1434 metais Žilas Janišas apiplaukė Bužadūro kyšulį, kuris tuo metu buvo laikomas neįveikiamu. 1456 metais Alvisas Kadamosto pasiekė Žaliojo kyšulio salas. 1488 metais Bartolomėjus Diasas įveikė audringus vandenis ir pasiekė Gerosios Vilties kyšulį, atverdamas kelią į Indijos vandenyną. Portugalų laivai, keliaudami palei Afrikos krantus, reguliariai sustodavo specialiai įrengtuose fortuose. Šie įtvirtinti punktai virto atramos centrais
Juose buvo saugomos atsargos, taisomi laivai ir vykdoma prekyba. Tokia fortų grandinė leido užtikrinti ryšį tarp metropolijos ir tolimų ekspedicijų, o kartu tapo atrama tolesniam keliui į Indijos vandenyną. Fortuose keitėsi įgulos, kaupėsi informacija ir stiprėjo Portugalijos įtaka regione. Kristupas Kolumbas, kilęs iš Genujos, ilgai puoselėjo idėją pasiekti Aziją plaukiant į vakarus. Remdamasis antikinių geografų tekstais ir Marko Polo aprašymais, jis apskaičiavo, kad žemės apimtis turėtų būti mažesnė, nei buvo laikoma tuo metu. Nors jo skaičiavimai buvo netikslus, Kolumbas tikėjo, jog Azijos krantus galima pasiekti per kelias savaites. Portugalijos karalius atsisakė remti šią kelionę, tačiau Ispanijos valdovai Izabelė ir Fernandas sutiko ją finansuoti. 1492 m. rugpjūtį iš Paloso uosto išplaukė 3 laivai – Santa Marija, Pinta ir Ninja. Po 33 dienų jūreiviai pasiekė Bahamų salyno Guanahani salą, kurią Kolumbas pavadino San Salvadoru. Jis nežinojo, kad atrado naują žemyną ir iki gyvenimo pabaigos tikėjo, jog rado kelią į Aziją. Kristupo Kolumbo atrastos teritorijos imtos vadinti Vakarų Indija, o vietiniai gyventojai indėnais. Kolumbo atradimo tikroji reikšmė išaiškėjo šiek tiek vėliau. Florencijos kilmės pirklys ir jūrininkas Amerigas Vespučis 15 amžiaus pabaigoje ir 16 amžiaus pradžioje dalyvavo keliose ekspedicijose į Pietų Amerikos pakrantės. Stebėdamas krantų formą bei lygindamas juos su žinomais Azijos žemėlapiais, jis padarė išvadą, kad šios žemės negali būti Azijos dalis, kaip manė Kolumbas. 1501–1502 metais, plaukdamas palei Pietų Amerikos pakrantę, Vespučis suprato, jog atrastos teritorijos priklauso iki tol europiečiams nežinomam žemynui. Savo išvadas jis aprašė laiškuose ir kelionių aprašymuose, kurie greitai išplito Europoje. Vokiečių kartografas Martinas Valdzemülleris, rengdamas 1507 metų pasaulio žemėlapį, naująjį žemyną pavadino Amerika, moteriška Amerigo vardo forma. Iš pradžių šis pavadinimas buvo taikomas tik pietiniai daliai, tačiau vėliau prigijo ir visam žemynui. Portugalija tuo metu toliau ieškojo tiesioginių kelių į žinomus Azijos turtus. 1497 metais Portugalijos karaliaus pavedimu Vaskas da Gama išvyko ieškoti jūrinio kelio į Indiją. Ekspedicija, susidedanti iš 4 laivų, išplaukė iš Lisabonos ir pasinaudojusi ankstesnių keliautojų patirtimi, sėkmingai apiplaukė Gerosios Vilties kyšulį. Mozambike portugalai susitiko su arabų pirkliais ir pasitelkė patyrusį navigatorių Ahmadą ibn Majidą, kuris padėjo perplaukti Indijos vandenyną. 1498 m. gegužės 20 dieną jie pasiekė Kalikutą, svarbų prieskonių prekybos centrą Indijos pietuose. Nepaisydamas vietinių pirklių pasipriešinimo, da Gama įsigijo vertingų prekių. Sugrįžęs į Portugaliją po 2 metų kelionės, jis parvežė krovinį, kurio pelnas daug kartų viršijo išlaidas. Ši ekspedicija ne tik įtvirtino Portugalijos pozicijas Azijoje, bet ir paskatino naujus kelionių bei kolonijinės plėtros planus. Vasko da Gamos sėkmė įkvėpė dar ambicingesniems siekiams. Portugalų kilmės jūrininkas Fernandas Magelanas, anksčiau tarnavęs Portugalijos kolonijose, pasiūlė Ispanijos karaliui Karoliui V planą pasiekti Aziją plaukiant į vakarus. 1519 m. rugsėjį 5 laivų flotilė išplaukė iš Sevilijos, siekdama surasti sąsiaurį, jungiantį Atlantą su kitu vandenynu anapus Pietų Amerikos. Po metų sunkių paieškų ekspedicija atrado sąsiaurį pietinėje žemyno dalyje, vėliau pavadinta Magelano vardu. Perplaukė nežinomus vandenis, jūreiviai 3 mėnesius kentė badą ir ligas. 1521 metais jie pasiekė Filipinus, kur Magelanas žuvo susirėmime su vietiniais gyventojais. Visgi vienas laivas, Viktorija, vadovaujamas Juano Sebastiano Elkano, 1522 metais sugrįžo į Ispaniją,
pirmą kartą apiplaukęs Žemę ir įrodęs, kad planeta yra apvali, o vandenynai dengia didžiąją jos paviršiaus dalį. Didieji geografiniai atradimai tapo lūžio tašku žmonijos istorijoje, sujungusiu atskirus pasaulio regionus į vientisą sistemą. Vos per kelis dešimtmečius, nuo Portugalų kelionių palei Afrikos krantus iki Magelano ekspedicijos aplink pasaulį, europiečiai ne tik apiplaukė Žemę, bet ir įtvirtino globalios prekybos, kultūrinių mainų ir kolonijinės plėtros pagrindus. Nors šie atradimai atnešė Europai milžiniškus turtus ir žinias, jie taip pat pradėjo dramatiškus pokyčius atrastuose kraštuose, nuo vietinių civilizacijų žlugimo iki naujų kultūrinių sintezių gimimo. Technologinė drąsa, ekonominis godumas ir politinės ambicijos, vedusios jūrininkus per nežinomus vandenynus, amžiams pakeitė pasaulio veidą, palikdamos prieštaringą, bet neišdildomą pėdsaką.